Pankap. Saliutik. Atvažiavom po treniruotės vakarinės pavalgyti savo mėgstamiausią vietą. Ant kampo, pas mama. Bet jau aš taip vadinu. Laukiam toj maistą mūsų atneš. Ir tuo pačiu galvojom žvelgti, kaip jūsų prašymų visą tą stovyklą, į kurią aš jau ne pirmą kartą atvažiuoju. Klausimai dažnai atkeliauja, kodėl, kaip, kas. Tai šiandien mes pabandysim atsakyti juos. Pirmą kartą šitą žymą atvažiavęs esu 15 metais, tada 16, tada 22 ir šiemet jau 25 metais jau antrą kartą esam čia. Ir tiek laiko jau susidaręs yra toks kaip bondas su savininku, su kolektyvu, treneriai praktiškai tie patys, su kuriais susidirbom. Visada, kai čia atvažiuoju, mane priima kaip namuose, šiltai. Visi žino, jau turiu čia pravardę Super Jak. Tai yra Jakas mitologinė būtybė Tailando, kuri prieš šventyklos stovi ir saugo įmą. Tai beje, aš iš čia tatuiruotę savo ir turiu. Ir kiek esu girdėjęs apie aplinkinius klubus. Jo, faina, instagramiška, bet tikro sunkaus darbo ten tiek nėra, kiek yra čia. Čia yra tokia, pirma buvo prieš 10 metų, kai aš važiavau. Sitson Pinong vadinosi šitas klubas, dabar jis vadinasi Revolution Gym. Savininkas tas pats, Tim Fisher, australas, beje, jo žmona yra lietuvė, Aistė. Tai yra susikūręs tas ryšys, kurį aš vertinu ir būtent noriu visą laiką grįžti čia. Nes aš čia žinau, kas manęs čia laukia, ką aš čia gausiu ir ką aš čia nuveiksiu. Šį kartą pirmas kartas, kai mes čia atvažiavę ir aš nedarau kiekvieną dieną po 2 treniruotės į dieną, šiek tiek sabai, kaip jie sako. Po vieną treniruotę tik tai sportuoju savo malonumui ir leidžiam laiką šiek tiek vlogų kūrimui ir laisvalaikį praleidimui. Na, pats aš nesu lankęsis kitose klubuose, bet esu sutikęs daug žmonių, kurie pavyzdžiui, atvažiuoja čia su pirštėm, su maikutėm iš kitų klubų, kad yra lankėsi kitose klubuose, tam pačiam Bangtao, tam pačiam Phuket Top Team, Tigerį ir taip toliau, bet visi įvertina šitą klubą kaip labiausiai rimčiausią, kad ir treniruotės, ir krūviai didesni, bendruomenė susikūrus yra čia, ir pozityvus žmonės, toks, nu, čia bondas visą laiką toks įvyksta, su visais susidraugauji, susibendrauji, tokių draugų susirandi per visą pasaulį. Plius profesionalų nemažai irgi būna atvažiuoja čia laiką praleisti ir pasportuoti ir formą pasidaryti. Arba tiesiog per savo tą laisvąjį laikotarpį, kad nepraras formos, užpildyti tokią fizo treniruotėm ir tuo pačiu ir gerai pailsėti. Na, šiandien pas mus yra Revolution Gym'e Phukete svečiai iš Lietuvos, pusiau iš Lietuvos, pusiau iš Londono. Jo, pusiau iš Armėnijos. Pusiau iš Armėnijos, nes čia trečdalis ten. Šiandien buvo bokso treniruotė. Visų pirma, buvo labai malonu tave pamatyti. Ačiū labai, kad priėmei. Labai smagu pamatyti matytus veidus. Mano feed'e vis šmeižavo pastaruoju metu žmogus. Mes pirmą kartą, man atrodo, susipažinom, ne? Dabar? Jo. Šiaip, jo, mes pirmą kartą matomės. Mes šiaip gyvai pirmą kartą matomės. Esu matęs paskutinius kelias pasirodymus. Nori, nenori, turbūt visa Lietuva jas matė. Nori, nenori. Nu jo, nu realiai, nori, nenori. Gavęs laišką, aš rašau, kas čia, žinai, rašo, žinai. Paskui žiūriu, taigi baudėjas mūsų influencerių, klaunų. Mūsų klaunų baudėjas ir galvoju, bus labai iš tikrųjų smagu ir susipažinti, pabendrauti ir kažkaip pasidalinti patirtim. Tai papasakok tu, kokiais tu čia keliais? Nu, aš čia buvau varžybose Indijoje, ten irgi šachmatų boksą, tu greičiausiai girdėjai apie šitą sporto šaką. Aš girdėjau, kad yra toks atstovas. Taip, tai aš ten nuvariau dalyvauti, nes dar toj federacijoje nebuvau dalyvavęs. Ir po to visi sakydavo, kad Tailandė žiauriai smagu, žinai, pasportuoti ir šiaip pailsėtis, galvoju, atvaryšiu, nes ten labai arti 3 valandos skrydžis. Ir aš nuvariau kokias 3 salės ir jeigu sąžiningai, nelabai man tos bendros treniruotės nustebino. Ir po to kažkur man išmetė, kad ir tu Tailandė esi.
Ir galvoju, blemba, nu tu taip... Irgi šiukšlynas fide. Ne, pas tai kitaip rimčiau viskas. Ir galvoju, blemba, tai tu tai mane iškankinsi tikrai rimčiau, negu ten kas buvo. Ir galvoju, pabandysiu bent jau parašyti, nu galvoju, vis tiek iš Lietuvos abu esam. O tai sakyk, tai tos šachbokso federacijos, jos yra daug worldwide, ta prasme? Ar čia kaip čia suprasti? Nes aš girdėjęs Lietuvoje, jūs esate? Aha. Kiek jūsų yra? Federacijų? Jo. Blemba, nemažai, žinau, kokios 10-15. Šalių jo skirtingų. O tokių pagrindinių, kurios, tai kokios 3-4. O kokios 3-4? Nu, tai Anglijos ta pagrindinė, po to Vokietijos ir prancūzai dabar labai gerai stumia. Rimtai? Jo, tai Indijoje aš ten dar nebuvau dalyvavęs, tai kitoje federacijoje, ten diržas buvo, galvoju, nu blemba, varysiu, žinai. Tai laimėjai diržą? Jo. Rimtai? Jo. Eik, tu savo. Blemba, pasisveikinu. Žiūrėjau gaila, kad be diržo šiandien atvažiavau. Būtų įdomu pažiūrėti, kaip tie šachbokso diržai atrodo. Nu, toks simboliškas. Anglija buvo žymiai rimtesnis buvo. Jo. Aš Angliją irgi su diržu laimėjęs kažkas senais laikais skraidžiau. Nu, pats sakė, kad... Pas tą patį menedžerį mes kovojame. Tik 10 metų gal skirtumas buvo tarp mūsų kovų. Gal... Aš 2-13. Tai jo, tu 10 metų. Tai, blemba, fani, įdomiai. Gerai. Ką tu gali pasakyti apie šitą salę? Jo, čia lygis buvo visai kitoks. Iš tikrųjų, net bendros treniruotės jau man buvo sunku. Po to tas treneris, kad jo irgi man davė bišį gazą. Timas, pats vadovas klubo buvo atėjęs, Timas Fischeris, palaikyti Lietuvės šiek tiek. Fischeris pavardė? Tim Fischer, jo. Geras. Jis Australas. Yra šachmatingas legendinis Fischeris irgi. O, geras. Tai va, taip panašiai ir mąstė, matėsi, bokso kaip Fischeris. Tai jo, man patiko labai iš tikrųjų čia. Jo, iš tų visų 4 salių man čia kol kas labiausiai patiko. Ką išmokai iš mūsų pamokos? Nu, blemba, išmokau, kad neteisingai judu. Atrodo, pradinukų šiandien biškai pasijaučiau su tavim. Bet gerai, bus kur tobulėt. Ačiū tau labai už patarimus, už treniruotę, už laiką. Ačiū tau už atvirumą. Bet sakyk, pavyzdžiui, šachbokso čempionatuose tu dalyvauji. Aha. Koks ten yra pačio bokso lygio ir šachmatų? Ar ten tiesiog mėgėjai pradėti? Žinau, kas man nepatinka, kad ten ir profus boksininkus įleidžia. Supranti? Ten gali ateiti profas boksininkas su labai silpna šachmatų bazė, išmokti iškentėti vieną raundą ir kitam bokso raundą bandyti nuploti. Bet man nepatinka, kad nėra tos kažkokios kvalifikacijos, kad tu mėgėjai profai. Aš suprantu, tu profai kovojasi jau, tai tu jau profas, ne? O čia pas mus leidžia miksuoja. Ir būna labai nesąžiningų ir traumų, žinai, ir visą kitą. Tai kol kas dar nėra tokios struktūros, tokios, žinai, tokios stabilios kaip boksai, kickboksai ir visur kitur. Gerai, o yra tokių, kurie boksai nulis, o šachmatas labai stiprus. Taip. Tai nuo pat pradžių taip ir atsirado ta idėja, ar šachmatininkas išgyvens bokso raundą ir ar boksininkas išgyvens šachmatų raundą ir padarys savo darbą. Tas višta ar kiaušinis? Jo. Amžina tiesa, jo? Taip. Atrodo, čia irgi šachmatai, ten šachmatai ir čia šachmatai, jo? Čia ir ten reikia galvoti kelias žingsnius į priekį. Čia ir ten reikia strateguoti, tik tai, žinai, šachmatose tau duodamas yra laikas. O kaip čia? Ar duodamas laikas? Taip. Kiek yra laiko? Vienam įimui nuo federacijos priklauso 15-20 sekundžių. Tai negali, pavyzdžiui, vienam padaryti ir ten čilinti iki pat galo. Vis tiek turi... O šiaip tikram šachmatose tikrose? Tai ten priklauso nuo varžybų lygio. Jei būna greiti, vidutiniai arba ilgi, ten klasikiniai. Kiek norite galvoju, žinai. Kiek norite galvoju? Nu, negalvoju, vanda kiam. Bet čia jau labai daug. Čia labai daug. O tu žaidai beje? Įimu, sakau, žinau. Bet... Kaip eiti, kaip o čia, kaip aš tau rodžiu šiandien. Irgi ėjimai. Ką tu darai, bam, kur tu jau iš karto koordinuoji, arba kaip tu vieną smūgį išmeti tam, kad tu paruoši kitą visą ataką. Kaip su džabu, jo, bam, pakeiti su vėsnė, tą patį džabą darai, bet iš kitos vėsnė, jau visai kitaip praeina smūgis. Visai viskas kitaip. Tai aš tai galiu pradžiuginti, kad net pasaulio čempionai ganėtinai dažnai pralošia, žinok. Čia normalu yra šachmatose pralošti, jo. Tai tu nenusimink, tu toliau žaisk, aš tai su mielu noriu išmokinčiau tave ir tavo vaiką labiau. Čia nieko sunkaus iš tikrųjų. Tu Vilniuje gyveni? Jo. Vilniuje, okei. Gerai, jeigu bus nori, būnu labai dažnai. Šunį ten turiu. Šunį? Normaliai? Jo, šuo Vilniuje gyvena. Aš sužadėtinį ten turiu. Kuri filmuoja dabar. Likėjimai. Santūri. Nu, nepyk, aš juokauju. Tik vyram juokinga šiandien. Ja, kažkaip. Vyrai supras. Supratau? Nu, džiaugiuosi, kad susipažinom, džiaugiuosi, kad turėjom galimybę. Nu ir labai tikiuosi, kad pradėsim mūsų draugystę tada Vilniuje ir prie šachmatų. Tai gerai, darysim šachboksas tam. Ačiū. Ačiū labai. Gerų atostogų. Esu dalyvavęs ir grupinėse, ir asmeninėse treniruotėse. Praeitą kartą, kai aš buvau, čia buvo bokso treneris iš Kubos. Labai gerai laiką leidom.
paimu personalinės treniruotės kelis kartus į savaitę. 5 savaitės mes su juo darbuojamės. Aš manau, kad visai neblogai jisai man pastatė ir pagerino ir techniko smūgiavimo rankom. Taip pat buvo susikūręs jau neblogas ryšys, bet dėja jisai nerado tiek darbo čia, kiek norėjosi, tai išvažiavo į Kiniją darbuotis. Vis tiek man kaip boksininkui, ne Muay Thai atstovui, patinka labiausiai treniruotės mūsų Sparta Gym klube. Ir iš techninės pusės, ir iš dinaminės pusės, kai tu niekada nežinai, kas tavęs laukia treniruotėj. Visada tave treneris nustebina naujom technikom, naujais atidirbinėjimais. Čia dažniausiai būna tas pats per tą patį, tas pats per tą patį. Čia turi būti toksai užsispyręs, savo charakterį gerai patikrinti ir patikrinti, ant kiek tu iš tikrųjų viso šito nori. Sunkus darbas, per tą orą karštą, per degonės trūkumą. Turi spausti save, sunkiai dirbti, daryti tą patį per tą patį. Man asmeniškai čia kas patinka. Tai, kad tu kiekvieną dieną gauni nuo 3 iki 5 raundų darbo su tailandiečiu ant letenų. Vieni labiau iš techninės pusės žiūri, kiti labiau ant ištvermės tave spaudžia. Ne, profesionalų čia yra mažoji dalis. Yra kovotojai, kurie čia gyvena, kurie yra pasirašę sutartį, kur gyvena nemokamai, treniruojasi nemokamai, bet dalyvauja varžybose ir atiduoda procentą klubui, ką uždirba iš varžybų. Vienose tokiose varžybose mes buvom šį savaitgalį, stebėjom, žiūrėjom, įdomiai. Smoky! Šiandien atvažiavome į Patong Stadium. Šiandien vienas iš Revolution Gym kovotojų kovoja. Pasižiūrėsim, palaikysim. Na ir parodysim jum, kokie judesiai vyksta čia. Tai va. YouTuber. Yeah, you're gonna be YouTuber. YouTuber. Very sexy man. Tai prieš kovas apšilimo nedaro Tailandė kovotojai. Jie pasidaro masažą su tailandiečišku aliejum. Tas tailandiečiškas aliejus iššildo kūną ir laiko į šiltą. Čia tokia kvapą, kur mes jaučiam dabar. Jo. Tai vat jie iššildo, tai biškai gal porą iš šoniukos pasilanksto ir viskas, ready to go. Pirmą raundą dažniausiai jie būna ant palietimo tokie pažaidžia. O nuo antro, trečio jau pradeda kovoti. This one is my coach. He called pads for me. And so why he's not fighting now with tourists? He said he stopped like a while ago, and when he get punched or kicks or something, it hurts more Than before? Yeah, more than before, because he's now old. You old? You're younger than me. No, he's 15. How much? 32. 33. Yeah. And I'm 38. Mistakes, but in that fight against the big sexy, different person. Okay, brother. So congratulations on the test. But I watch you before. Wonderful. Respect. O šiaip turnyras kaip tau?
Nu, įdomesnis. Kaip įspūdžiai? Lietuvoje smagiau žiūrėti. Kodėl? Nu, nes atrodo lygis aukštesnis Lietuvoje negu čia. Ne? Nu, kaip jūs sakau, čia gali būti bet kas, su bet ko susistatyti, gali būti naujokai, gali būti patyrę, toksai... Nes, pažiūrėjau, tų vaikų tai nesinori žiūrėti, nu gaila kažkaip, ką žinau. Gaila, moteris. Bet esmė ta, kad čia visą laiką loterija, kiekvieną kartą, kai ateini, yra loterija, o čia turnyrai vyksta kiekvieną savaitę. Po kelis kartus, netgi čia skirtingi stadionai yra šitoj saloj, tai visą laiką gali rasti, ką pasižiūrėti tiek, kas atvyksta. Ar rekomenduotum atvažiuoti pažiūrėti? Nu, jeigu patinka, tai why not? Tai jeigu patinka kovos, tai tikrai galite. Visai kitoks vaibelis, ne? Bilietas paprasčiausias 1500 batų, kiam eurų gal. Tai va. Yra kovotojai profesionalas, kurie atvažiuoja, vėl kaip sakiau, kad praleisti savo laisvą laikotarpį, galbūt kažkas ruošiasi kaip tik varžybom, nes čia yra sąlygos tos sudėtingesnės, fizo pasidaryti tokią ištvermę, nes čia ir oro sąlygos tokios sudėtingos ir to spaudimo nemažai gauni. Tai sakau, čia po kiekvieno treniruotės jauti tą nuovargį kūno visai kitokį. Bet didžioji dalis čia yra žmonių mėgėjų arba žmonių, kurie iš viso niekada su kovos menais nebuvo susiję, atvažiuoja tiesiog pabandyti. Visą laiką matę per YouTube arba kažkur kitur, kad išmėginti Muay Thai, išmėginti tą stovyklą, susidraugauti su visą bendruomenę, praleisti gerą laiką, išmokti kovos menų. Na ir tiesiog enjoyint būtent Tailandą. Beje, čia mes sutikome ne vieną lietuvį, kurie lygiai taip pat kaip naujokai atvažiavo išsibandyti, pasižiūrėti ir fainį laiką praleido. Ir labai džiaugiuosi, susitikdamas visada čia lietuvių. Čia sutinkam vis daugiau ir daugiau lietuvių iš Norvegijos. Taip. Iš Norvegijos atvažiavęs lietuvis. Labai malonu matyti savo tėvynainius. Toli nuo namo, bet užsiimant tą pačią veiklą. So, this is Mama. This is my favorite Mama in Thailand. More than 10 years we're best friends with her. Yes. Jo, tailandiečiai man patinka tom, kad visą laiką tai pasitinka su šypsena, visą laiką yra faina. Ypatingai, kai tu jau turi tokį ryšį, kaip pas mūsų mama, tai visada jinai yra atvažiuodina ir pasiklausia, ar viskas tikrai gerai, ar viskas tikrai skanu, kur galima pasitobulinti, kur galima dar kažką. Labai skanus padažiukas ir labai skanus patiekaliukas. Thank you. Thank you, mama. Treneris yra lygiai tas pats. Jeigu tu atvažiuoji, jeigu tu treniruotės, jeigu tu parodai tą tikrą norą sportuoti, nesvarbu, kad parodai, kad tau sunku, bet vis tiek įdedi širdį į tą darbą, tave priima su pagarba ir tave bando išmokyti, su tavim pradeda ir šilčiau ir bendrauti. Ir aš ne vieną kartą esu matęs čia pačioj šitoj kaviniai, kad ir sportininkai vakarieniauja su treneriais ir bendrauja ir toks, sakau, draugystė susikuria. Taip, Revolution Gym nėra tiesiog toks kompleksas būtent skirtas Muay Thai. Jie turi kampelį šiokį tokį su svoriais, tokį old schoolinį, sakykime. Taip pat turi kavinę su sveiku europietišku maistu. Labai skanus iš tikrųjų tai maistas ir kainos gan prieinamos ir platus asortimentas yra. Taip pat mums gavosi išbandyti ir pirtelę, ir ledo vonę. Jinai planuojama atidaryti, jeigu ne šiemet, tai sekančiais metais, bet jau kaip jinai yra, viską praktiškai padarė yra, ten oficialumo tik tais reikia sulaukti leidimų iš vyriausybės, kad galim būtų ją paleisti. Tai čia yra toks kompleksas, kur tu galėsi ir pasportuoti, ir skaniai pavalgyti, ir atsistatyti, ir gerai laiką praleisti, ir naujų draugų susirasti. Žodžiu, it's the place to be. Todėl aš visiems rekomenduoju, kas norėtų pradėti sportuoti, nežino ar nuo ko pradėti, tai susisiekite su Revolution Gym ir atvažiuokite čia, aš manau, tikrai neprašausit. Patirtis. Kaip apibūdinti? Skausminga. Kodėl? Nes po treniruotės, kai tu nesportuoji būtent šitos sporto šakos, taip skauda kiekvieną raumenėlį kūne, tavo nepripratusius kojos ir rankos yra ten daužyti
kriaušė. Aš jaučiuosi kaip tu per tą kvėpavimą. O kaip per tą kvėpavimą buvo? Niekas taip nesupratė. O taip. Treniruočių metu, ką galėčiau išskirti, kad iš tikrųjų žmonės yra labai susikaupę ir kiekvienas atvažiuoja pasisemti geriausios patirties, turbūt išsivežti kažką. Ir mes dažnai esam linkę galvoti, kad ai, žinai, čia gal mane žiūri kažkaip, čia mane nužiūrinėja, apkalbinėja, čia taip yra visiems viskas vienodai, nes jie yra grinai susikaupę į savo pasiekimus, kad į nieką kitą nesikoncentruoja. Tai va čia yra toks mano vienas iš pastebėjimų, nes aš irgi eidama galvojau, kad blemba, kaip aš eisiu, nieko nemoku, kažkaip nepatogu, gal jau čia kiti, žinai, pažengė, dar plus grupinės treniruotės, kad gal nužiūrinės čia, žinai, oi, dar merga ir dar jeigu lėtai nemokėsi. Bet nieko panašaus, visi tikrai yra susikoncentravę į savo pasiekimus ir kas ką daro iš šono, niekam yra neįdomu. Tai va tas faina. Aš nemėgstu laužyti savo duoto žodžio, kadangi aš buvau jau prisikalbėjus tau, kad aš pabandysiu, jeigu mes atvažiuosim čia dar kartą. Nu tai. Reikia laikyti savo. Tik ir kainavo, kad centai reikia laikyti liežuvį už dantų. Ar aš dar norėčiau važiuoti sekantį kartą būtent į stovyklą? Nu tai tikrai ne. Ar aš pabandyčiau kažkokį kitą dalyką, kurį tu man siūlytum? Greičiausiai pabandyčiau, dėl to, kad nebuvo kažkokios tragedijos. Vis jokių lūkesčių neturėjau. Vienintelis dalykas mano gal toksai buvo, galvoju, Dieve, mano kaip ten išgyventi tą treniruotę prie to plus 35 per tokį karštį. Ir kai matydavau, kaip tu grįždavai, žinai, kiaurai šlapės ir sąlygį stebėdavau žmonės irgi. Ten visi leisgyviai vos kvėpuojantis, pervargę tokie atrodydavo, gal mama mija, nu tai man čia šakės bus. Nu, bet kažkaip gyva dar neturėjau. Ne, neturėjau visiškai jokių lūkesčių. Dažniausiai iš tų žmonių, kur aš prisigalvoju ir turiu, bet šį kartą nebuvo jokių. Aš galvoju taip, kad jeigu moteris mėgsta išsikrauti vat, būtent tokiu būdu, kaip kažką patrankyti, padaužyti, tai čia yra idealiai. Nes tu toksai pavargęs grįžti, kad tavo galva yra tiesiog visiškai tuščia. Ar man asmeniškai atrodo labai moteriška ir mergaitiška, nu tai gal nelabai. Bet ar gražios yra kūno linijos tų sportininkų, tai tikrai gražios. Tokie pliusų minusų, žinai, turi. Jeigu šiaip dėl savęs užsiėmimui, išsikrovimui, geresniam fizinio kūno palaikymui, tai liuks tikrai. Po šitų treniruočių tu tiesiog jautiesi kaip balionas, tu tuščias prileistas pilnas oro. Nu, nėra jokių minčių galvoj. Žinai, tu nieko daryti nenori, tu nori valgyti ir miegoti. Ir nori, kad visi nuo tas atsiknistų. Va taip aš jaučiausi. Nuostabu. Iš tikrųjų, iš kitos pusės, ką galiu pasakyti, tai visi profesionalūs sportininkai yra verti labai didelės pagarbos, nes taip sunku yra, kad neina paaiškinti, turi tiesiog pabandyti padaryti, nes nu, neina suprasti, kol nepabandai, va taip. Visų pirma, ką rekomenduočiau, tai susipinti plaukus drakoniuku, ko aš nepadariau, nes jeigu yra ilgi plaukai, yra labai karšta, labai maišosi, labai nepatogu. Tai aš rišuosi kodą tokį stiprų, kad nesimaišytų. Pasitrumpinti nagus, nes remiasi. Labai nagai idealus, nepatogu. Ir dar ką norėčiau parekomenduoti. Nu, jeigu turi tikrai galimybę, nusipirkit fainus šortus, kažkokią gražią aprangą, nes tikrai yra didesnis noras eiti ir kai tu matai, kad šiek tiek keičiasi tavo kūno linijos, nu taip norisi ir ten tų nuotraukų pasidaryti ir visą kitą, paskui labai faini prisiminimai. Bet jeigu atvyksite į vietą į Revolution Gym, tai viskas čia yra jų parduotuvėje. Galima nepergyventi papildomai, neapsikrauti ir neieškoti. Gaunasi turbūt netgi čia daug pigiau vietoje viską įsigyti, negu, tarkim, būtų pirkti eurais.
Tai pasirinkimas tikrai yra nemažas ir aš manau, moterim, mes vis tiek norim gražiai, žinai, atrodyti, nes aš buvau pastebėjus, kaip tik į panas dėmesį atkreipiau, kad nepaisant viso, kad jos ateina sportuoti, jau bernai tai belekai, bet panas, kurios ateina, vis tiek pas jas būna matching šortai, matching pirštinės, arba ten, jeigu kažkoks topas sportinis, jisai vis tiek įdomesnis, gražesnis, nugara kažkokia ten zigzago einanti, vis tiek norisi tų tam tikrų kažkokių detalių, arba jeigu ten plaukai, tai čia 2 drakoniukus supinti, čia kuodas susuktas, nu va toksai. Vis tiek nori savo gražiai atrodyti, tai kaip pasikelti, bet tas tikrai padeda. Jeigu laikyčiausi tokio režimo kaip čia, nes pirmom mes tom savaitėm dar gražiai labai valgėm, tu prisimeni, tai tu realiai jau matai, kaip tau ryškėja ir tas pilvas, žinai, ir ten ant rankų raumenis, nu labai fainas jausmas, nes tu suvoki, kad tu iš tikrųjų gali ganėtinai greitai pasikeisti. Aš netgi rašiau savo treneriai, kad sakau, jeigu aš šitį paeisiu, sakau, aš abliavą su tokiu six-packu grįšiu. Bet kai atsipalaiduoju su visais banana roti ir visa kita, tai jau, žinai, kaip būna, kaip viskas skanu. Tai gerai, dienos gale ir interviu gale, uždarant šitą pokalbį, ar tu esi patenkintas savo patirtim? Nu patenkinta, džiaugiuosi, kad pabandžiau, bet džiaugiuosi, kad pabandžiau dėl to, kad aš geriau dabar suprasiu tave, kaip tu jautiesi per pasiruošimą. Man daug sudėjo šitų taškų ant ir aš apskritai jau tada anksčiau sakiau, kad aš rekomenduoju, bet kokiom moterim, ir ne šiaip moterim, nu, bet ir vyram, čia apskritai visiems žmonėms, kas yra poroje, bent kažkiek pabandyti savo antros pusės veiklą. Tada pasidaro daug aiškiau. Gali suprasti geriau ir nuotaikų kaitas, ir nuovargį, ir streso lygį, ir taip toliau. Aš aišku džiaugiuosi, kad tu nestatybose dirbi ir nereikia įti plytų, žinai, nešiuoti, ar ten maišyti betono. Čia kaip būtų smagiau. Arba ten kokį chirurgų, žinai, kur reikėtų žmonės pjausti, kaulus laužyti. Nenorėčiau.